Sveiki, esu Augustas Kišonas, medicinos gydytojas, rezidentas, profesijos mokytojas. Šiandien norėčiau atkreipti dėmesį, kad prie šventinio stalo taip pat tyko pavojai. Kad šios šventės neapkarstų, norėčiau Jums papasakoti apie 3 medicininės būklės, kurių klinikinė išraiška gali būti labai lengvai supainiojama su paprastomis būklėmis, bet kurios gali komplikuotis labai rimtu sveikatos sutrikdymu. Tai pirmoji iš jų, su kuria neretai mes susidurime prie stalo, tai yra persivalgymas. Kuomet privalgome labai daug maisto, tikrai dažnam iš mūsų suskausta pilvą ir mes galvojame, kad tas skausmas praeis greitai, palengva, atsigėrus truputėlį vandens. Tačiau jeigu tas skausmas yra labai stiprus, jaučiamas viršutinėje pilvo dalyje, jeigu jis užsitęsia nuo 20 iki 30 minučių, jeigu jis plinta į kaklą, į nugarą, į kairę ranką, reikėtų pagalvoti apie kitą būklę, kuri yra labai rimta, tai miokardo infarktas. Miokardo infarktas dar neretai pasireiškia tokiais simptomais kaip didelis prakaitavimas, gali žmogus pradėti vemti, įpykinti, taip pat žmogus dažnai tampa labai neramus ir jisai jaučia net artėjančią mirties baimę. Tai jeigu skausmas prie šventinio stalo jums užsitęsia tikrai ilgiau nei 20-30 minučių ir jisai vis stiprėja, tokiu atveju reikėtų sunerimti ir kviesti greitą medicinos pagalbą numeriu 112 arba 113 tam, kad šventės išliktų šventiškos ir persivalgymas liktų persivalgymas ir miokardo infarktas nebūtų ta tyli problema, kuri tolimesnėj eigoje gali labai apkartinti tiek jūsų artimųjų gyvenimą. Žmonės, kurie turi padidintą riziką miokardo infarktui, yra tie, kurie patiria labai didelį stresą, turi padidintą cholesterolio lygį, taip pat serga tokiamis lėtinėmis ligomis kaip diabetas, arterinė hipertenzija, taip pat žmonės, kurie turi nemažą viršsvorį. Arba iš esmės amžius taip pat tampa vienu iš rizikos veiksnių, kuomet vyrams yra daugiau nei 45 metai arba moterims daugiau nei 55 metai. Tai kaip ir minėjau, jeigu jaučiate šios simptomus, vienas iš svarbiausių dalykų yra nestresuoti bei nusiraminti. Kuo ramesnis būsite jūs, tuo ramesnė bus ir jūsų širdis, kuri patiria šią ūmią patologiją. Taip pat šiandien norėčiau pakalbėti apie kitą ūmią bei grėsmingą būklę, kuri vadinasi insultas. Prie šventinio stalo dažniausiai visi su savo artimaisiais juokiamės, kalbamės, tačiau kažkuriuo momentu galime pastebėti, jog mūsų artimasis pradėjo elgtis keistai. Tai yra nesupranta, kur randasi, nebesiorientuoja aplinkoje, savyje, gali nebeatpažinti mūsų. Taip pat galim pastebėti ir tam tikrus klinikinius simptomus, kurie mums galėtų pasufleruoti, kad tai yra ūmi būklė insultas. Tai simptomai, kuriuos galime stebėti, galėtų būti vienos ar kitos veido pusės perkreipimas, kalbos sutrikimas. Taip pat pacientas, kuris patiria ūmius insulto simptomus, gali pasiskųsti galūnių silpnumu arba gali šių galūnių išvis nebevaldyti. Kai kuriais atvejais pacientams sutrinka rega, gali pradėti dvejantis akise. Tokiu atveju reikėtų nenumoti ranką ir nesakyti, jog kreipsimės po švenčių, nuvažiuosime pas gydytoją galbūt rytoj. Būtent todėl, kad insulto gydymo metu yra labai svarbus laikas. Kuo skubiau pacientas gaus pagalbą, tuo tikėtina geresnės išeitis bus. Kitu atveju, jeigu skubi medicininė pagalba bus suteikta pavėluotai, tikėtina, jog būtent tam pacientui patyrusiam insultą šie simptomai gali išlikti visam gyvenimui. Taigi, jeigu stebite bent vieną iš šių simptomų, kuriuos paminėjau, reikėtų kuo skubiau skambinti greitai medicinos pagalbai. Trečia itin grėsminga būklė, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra užspringimas. Tikrai kiekvienas esame užspringę, pakosėję ir ši būklė mums tikrai gali neatrodyti rimta. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad rimtas springimas, jisai dažniausiai ateina ne su kosuliu, jisai ateina su tyla. Tai dažniausiai visi sėdime prie stalo, užkandžiaujame, juokiamės, tačiau kažkuriuo momentu vienas iš mūsų artimųjų tiesiog staiga nutyla. Jam nutilus reikėtų atkreipti dėmesį, ar nereikia steigti pagalbos ir ar šitas žmogus neužspringo. Springimo tipai yra 2. Vienas iš jų yra dalinis. Jo metu žmogus kosėja, tai tokiu atveju
tai reikėtų būti šalia jo, raginti jį kosėti ir stebėti, ar jo būklė nepablogėja. Būklė, kuomet turime veikti greitai ir padėti užspringusiam žmogui, yra visiškas užspringimas, kurio metu pacientas negali išleisti nei garso, negali nei įkvėpti, nei iškvėpti, nei kažko tai pasakyti. Visiško užspringimo metu žmogus dažniausiai griebiasi savo už kaklo, pradeda mėlynuoti, todėl turime veikti greitai. Dabar papasakosiu apie pagalbos teikimo algoritmą. Gal jūs galėtumėt man padėti? Kuomet pacientas užspringo ir yra stebima visiška obstrukcija, dažniausiai pacientai griebiasi savo už kaklo, tampa labai neramus, sujaudinti, būtent dėl to, kad pacientas negali nei iškvėpti, nei įkvėpti, nei kažką tai pasakyti. Tokiu atveju turime veikti greitai, tai prieiname prie žmogaus, sakome, nusiraminkite, aš jums padėsiu. Tuomet pasukame pacientą nugarą į save, stipriai stovime ant grindų, vieną ranką kišame būtent pro paciento pažastimi, suimame smakrą ir atliekame 5 smūgius į tarpumentę. 1, 2, 3, 4, 5. Stebime, ar paciento būklė pasikeitė, ar svetimkūnis pasišalino iš kvėpavimo takų. Jeigu tai nepadėjo, reikėtų atlikti Heimlicho manevro 5 judesius. Heimlicho manevras yra atliekamas taip. Pirmasis krumplis dedamas būtent į viršutinę pilvo dalį, žemiau krūtinkaulio, kur susijungia mūsų šonkaulių lankas. Ta ranka stipriai įstatyta pilve suimame kitą ranką ir atliekame 5 stūmius į save ir į viršų. 1, 2, 3, 4, 5. Atlikę 5 Heimlicho manevro judesius stebime, ar tuo metu svetimkūnis pasišalina iš kvėpavimo takų. Jeigu tai nepadėjo, vėl kartojame 5 smūgius į tarpumentę ir jeigu tai vėl nepadėjo, kartojame vėl 5 Heimlicho manevro judesius. Taip darome iki tol, kol pacientas praranda sąmonę arba svetimkūnis pasišalina iš kvėpavimo takų. Jeigu pacientas prarado sąmonę, tuomet guldome jį ant grindų ir pradedame pradinio gaivinimo veiksmus, taip pat kviečiame greitos medicinos pagalbą. Jeigu situacijoje, kurioje stebimas yra visiškas paciento užspringimas, nežinome ką daryti, tuomet skambiname greitosios pagalbos numeriu ir susisiekėme su dispečeriu, kuris suteiks mums instrukcijas, kokius pagalbos veiksmus būtent reikėtų atlikti tokioje situacijoje. Kai dėl paciento kūno sudėjimo nepavyksta paciento apglėbti ir tinkamai atlikti Heimlicho manevro, tokiu atveju pacientą statome prie sienos ir atliekame krūtinės ląstos paspaudimus 2 rankomis į apatinę krūtinės dalį. Viena iš pačių baisiausių situacijų, kuomet yra stebimas visiškas užspringimas jums pačiam ir jūs esate vienas. Tokiu atveju vėlgi reikėtų stengtis išlikti ramiam, nestresuoti, veikti greitai ir atlikti šiuos veiksmus, kuriuos dabar parodysiu. Tai pirmas iš jų reikėtų vėlgi atlikti smūgius į tarpumentę. Tai padaryti galima taip. Tai tiesiog apkabinate save, priglaudžiate smakrą prie savo krūtinės. Tokiu atveju išsiriečia jūsų nugara ir su nugara stengiatės stipriai trenktis į sieną. Jeigu tai nepadėjo, tuomet reikėtų susirasti stalviršio briauną, kėdės kraštą, vonios kraštą, į kurį turėtumėte trenktis arba ant kurio turėtumėte užkristi visus savo svoriu, trenkdami apatinę krūtinės dalį arba viršutinę pilvo dalį. Tai tikėtina, kad atliekant šituos veiksmus, svetimkūnis pasišalins iš jūsų kvėpavimo takų. Paskutinė žinutė į namus, jog jeigu šventėje buvo vartojamas alkoholis ir galbūt kažkam jo buvo kiek per daug, reikėtų pasirūpinti miego saugumu. Tai yra stengtis nemiegoti ant nugaros, atsigulti ant šono, vien tam, kad žmogus miego metu neužspringtų. Taigi labai trumpai, per šventes valgykite lėtai, neskubėdami, ne per daug. Jeigu jums kyla įtarimas, kad jums ar jūsų artimajam gali būti viena iš šių grėsmingų būklių, reikėtų nebijoti kreiptis į medicinos specialistus.